Kas naujo tėviškėj? Viena šeimininkė buvo tokia šykšti, kad niekam jokios išmaldos neduodavo. Atsirado kartą toksai Elgeta, kuris sako, kad ji nesulauktų, jei ji man nieko neduotų. Nueina jis pas ją, kalba atsisėdęs poterius, o ji tik žvairakiuoja. Vienus sukalbėjęs kalba jis kitus, ir kitus pakalbėjo, vis nieko jam neduoda. Pagaliau šeimininkė klausė piktu balsu, iš kur tu toks esi? Elgeta jai irgi piktu balsu atsakė, iš kur tu? Iš ten ir aš. Šeimininkė jau švelniai sako, aja, taip, iš kur aš? Iš ten tu, iš ten ir tu. Nagi pasakyk man, ar tebėra mano tėtušio juodas šuo? Elgeta piktai atsakė, nebėr nei to. O kurgi jis pasidėjo? Išėjo urėduose. A, taip, na ir panašus buvo. Vis jis piktas, vis jis lodavo. Ogi jautis dvylas būdavo, ar tebėra? Nebėra nei to. O kurgi jis pasidėjo? Išėjo kuniguose. Na ir panašus buvo, taip gražiai baubdavo. Nagi, pasakyk man, buvo baltas avinas, ar tebėra? Nebėra nei to. O kurgi jis pasidėjo? Išėjo į vienuolius. Kad taip, išėjo į vienuolius. Na ir panašus buvo. Jo buvo tokios baltos vilnos, tokios gražios. Ogi pagal mano tėvo kluoną buvo tvenkinys, ar tebėra? Nebėra nei to. O kurgi jis pasidėjo? Sudegė. Sudegė? Na ir panašu buvo. Visi jis rūkydavo, vis rūkydavo. Aš ir maniau, kad jis sudegs. Ogi tėvelio kluone patvariai didelis akmuo buvo. Ar tebėra? Nebėra nei to. O kurgi jis pasidėjo? Supuvo. Supuvo. Na ir panašu buvo, kad jis supus. Kada tik pro jį eidavo, vis jis dvokdavo. Tuojau šeimininkė pro duris atnešė rėžį lašinių, ragaišio, sviesto lėkštę, sūrį, pavaišino jį gerai. Elgeta padėkojo ir išėjo.